Sol FM. Taigi, sveiki, labas vakaras, mėlyjei Sol FM klausytojai žmonės. Sugrįžtam į dar vieną šeštadienio laidą. Ir, jūs jau mane žinot, kaip aš mėgstu, prisėsti prie mikrofono šeštadieniais, kadangi mes turim būtent mūsų pramoginės laidas, kurių metu mes tiesiog atsipalaiduojam. Kitaip tariant, užsidedam savo tvirtasias folijos kepurės ir pradedam fantazuoti ir, įsivaizduoti įvairiausias sąmokslo teorijas. Ateivius, skraidančias lėkštes, plokščias žemės netgi kartais. Tai iš ties, kalbame įvairiausiamis temomis būtent šiais savaitgaliais. Tai taip, tie, kas labiau mėgstat faktais paremtas istorijas, tai tikriausiai jau žinote, tradiciškai galite prisijungti penktadieniais. Tenais dažniau kalbamės ir įvairių nusikaltimų tematikomis. Tuo tarpu šeštadieniais mes mėgstam papasakot, pasikalbėti galbūt tokiomis temomis, kurios, galbūt yra rečiau girdimos, publikoje, bet jokių būdų negalvokit, kad aš čia bandau skleisti propagandą ar perrašyti jūsų smegenis, ar išplauti jas, ar kažkas panašaus, ne žmonės, aš tik bandau sudominti, galbūt jūsų fantaziją šiek tiek, pajudinti ir panašiai. Tikrai negalvokit, kad tai, ką aš jums pasakoju šiandien, yra visiška tiesa. Tikrai ne, čia, aš tampu jūsų nepatikimas pasakotojas. Tačiau vienas galbūt svarbus dalykas yra tai, kad šios dienos istorija yra ganėtinai paremta tikrovė. Iš ties, ką aš jums papasakosiu, tai aš papasakosiu tikrai istoriją, tačiau joje aš, aišku, papasakosiu ir šiokių tokių galbūt, fantazijų ir panašiai. Iš ties, net nežinau, kaip tą kitaip pasakyti, aš papasakosiu apie vienos ekspedicijos dingimą. Ir, kai kurios iš teorijų, kodėl būtent ta ekspedicija dingo, gali būti iš ties keistos. Taip. Tai kągi, galim bandyti pereiti jau prie pačios temos šio vakaro ir, prieš tai, aišku, paklausiu, kaip jums sekasi žmonės, tai parašykit, beje, kol aš pasakoju, visada mėgstu paskaityti jūsų mintis. O iki to laiko pabandykim pereiti iškart iš pat pradžių prie pačios mįslės. Tai kągi, tie, kas mus sekate socialiniuose tinkluose ar apskritai, puslapyje mūsų pasižiūrėt, tai mūsų šio vakaro mįslė, joje matosi kažkokie keisti simboliai. Atrodo, jie surašyti ant seno popieriaus lapo, ar ne, galimai rankraščio ir, iš karto ir prisipažinsiu, tai yra simboliai iš vieno seno 18 amžiaus rankraščio, kurio autorius nėra žinomas iki šiol. Šio rankraščio turinys davė pagrindą vienam 20 amžiaus pirmos pusės tyrinėtojui suorganizuoti tokią kaip ir ekspediciją, su siekiu rasti dar neatrastą dingusią civilizaciją bei jos sukurtą miestą, esantį kažkur giliai Amazonės džiunglėse, pavadinimu Zed. Taip, šis dingęs miestas buvo vadinamas Zed. Tai taip, čia yra toji mįslė. Mūsų šiandienos tema yra istorija apie dingusio Zed miesto paieškas bei paslaptingą vieno tyrinėtojo dingimą jo paskutinės ekspedicijos metu. Nežinau, dabar gal beklausydami sakysit, kad gal net ir matėte filmą panašių pavadinimų, nes iš ties yra pastatytas filmas su nemažu kiekiu žinomų aktorių jame, ar ne, tokiu pavadinimu, dingęs Zed miestas berods pavadinimas šio filmo ir taip jis yra pastatytas remiantis tikrai istorija ir kaip ir minėjau, šios dienos apskritai tema yra tikra istorija, tiesiog tam tikros detalės šios istorijos bus fantastinės, sakyčiau, labai su sąmokslo teorijomis susijusios detalės, todėl, atkreipkit į tą dėmesį. Tikrai vis miniu, kad mes sugrįšim prie ateivių istorijų ir skraidančių lėkščių, tai, pažadą dar kol kas atidedu, bet tikrai sugrįšim žmonės, nepergyvenkit. Dar Roswellas laukia vis tiek, iki žinot, kad aš apie jį nepapasakau, bet sugrįžtant į temą, čia be nukrypimų, tai kalbant apie patį filmą, aš jo nemačiau, nežinau, jeigu matėt, irgi galite parašyti, ar patiko ir galų gale vėlgi aš pasakosiu tikrą istoriją, galėsit, tie, kas matėt filmą, galėsit pasakyti, ar labai nukrypsta ta tikroji, istorija ekspedicijos nuo filmo. Nežinau, galėsit parašyti, galbūt aš klysiu, vėlgi iš anksto atsiprašau, jeigu tam tikras galbūt detalės supainiosiu arba galbūt kokį nors vardą ne tą pasakysiu ar kažką panašaus. Tikrai tiesiog mano atmintis nėra tobula, žinot, stengiuosi kuo mažiau skaityti, scenarijų ir stengiuosi kuo daugiau kalbėti, natūraliai, nors ir skambu kaip kažkoks robotas ar kaip išprotėjęs žmogus. Negalvokit apie mane taip, aš tiesiog čia tokia galbūt persona bandau primesti, žinot, radijo stotyje, kad, atrodyčiau kaip tas, kaip čia pasakius, toksai labai susikaustęs, išsigandęs paranoikas ir, žinot, tas toks solo paranoikas, kuris transliuoja, ta prasme, radiją
kažkur Klaipėdoje, tai išties. Gerai, tęsiant toliau, tai galbūt pradėkime nuo šios istorijos pagrindinio pačio veikėjo. Aš čia taip sakau, lyg kokiam teatre, bet taip, mes turime pagrindinį žmogų, ar ne, kuris, realiai su kuriuo ir yra susijusi visa šita istorija, šio Z miesto atsiradimas, ir jo paieškos, nes apie Z miestą, Z vadinamąjį miestą, niekas nieko nežinojo iki šio asmens, ar ne, iki jo iškeltų teorijų, hipotezių ir panašiai. Tai taip, šio žmogaus vardas yra Percy Harrison Fawcett, mes jį galbūt šioje istorijoje vadinsim tiesiog Fawcettu, galbūt šiek tiek juokingai skamba, bet aš net nežinau, kaip geriau jo pavardę išreikšti, tai taip jį vadinsim tiesiog Fawcettu. Jisai gimė dar 19 amžiuje, tiksliau 1867 metais Anglijoje. Jisai gimė ganėtinai pasiturinčioje šeimoje. Jo tėvas, kaip žinia, Fawcetto tėvas priklausė karališkai geografiniai visuomeniai. Ir tai yra tokia kaip ir draugija, kuri skiria daug dėmesio geografinių žinių pažangai. Ir Fawcettas atrodo irgi nusprendė, toliau savo gyvenime nusprendė pasekti panašiu keliu kaip ir jo tėvas, tačiau jisai pirmiau užbaigė kolegiją ar koledžą, sakyčiau taip, nežinau, išverčiant, ir vėliau įstojo į karališkosios kariuomenės tokią kaip ir akademiją, po kurios jisai pradėjo savo tarnybą armijoje. Aišku, jisai neužilgo sutiko ir savo žmoną, su kuria jisai sukūrė šeimą, turėjo 3 vaikus, 2 sūnus ir 1 dukrą, kuri berods ilgiausiai išgyveno. Jo, Fawcetto dukra berods mirė ne per seniausiai, prieš 20 metų berods, dar 2005 metais. Tai taip, čia tokie faktai, sakykime, apie jį. Dabar sugrįžkim šiek tiek prie Fawcetto tarnybos, tai jisai, tarnybos armijoje metu pasiekė nemažai, jisai kilo vis pareigose, jisai vėliau susidomėjo karališkąją geografinę visuomenę, tai būtent ta pačia draugija, sakykime, kurios narys taip pat buvo ir jo tėvas. Jisai tapo šios bendruomenės nariu neužilgo ir studijavo geodeziją ir kartografiją. Kaip žinia, kartografija tai tas žemėlapis sudarimas vadinamasis, ne? Po kurio laiko jisai vėl darbavosi armijos, sakykime, srityje, nežinau kaip tą pavadinti, tai slaptosiuose tarnybose įvairiose Britų. Ir, vėliau jisai net ir susidraugavo su kai kuriais žymiais, sakykime, istorijoje žmonėmis, su tokiais kaip Arthuras Conanas Doilis. Tie, kas nežino, tai Arthuras Conanas Doilis, jisai buvo žymių knygų autorius, knygų, kuriuose pasirodo labai svarbus personažas vardu Sherlockas Holmesas, galbūt būsit girdėję. Tai taip, jisai išties pažinojo Sherlocko Holmeso veikėją, sakykime, sukūrusi autorių. Ir net ir Fawcettas ir jo vėlesnės ekspedicijos įkvėpė Arthurą Conaną Doilį parašyti vieną žymę jo knygą pavadinimu Dingęs pasaulis. Tai taip, atrodo Fawcetto pasiekimai, sakykime, ekspedicijose ir jo tyrinėjimai, sakykime, atlikti Brazilijoje, apie kuriuos aš vėliau papasakosiu, atrodo įkvėpė Arthurą Conaną Doilį parašyti irgi atskirą tokią kaip ir knygą. Ne tik Sherlocką Holmesą pasirodo ir nekūrė, buvo sukūręs jisai. Tai, taip, tiem, kam įdomu, gali būtinai pasiskaityti. Tai kągi, dabar jau pereikim prie pirmųjų ekspedicijų, būtent Fawcetto, ar ne? Tai 20-ojo amžiaus pradžioje Fawcettas buvo karališkosios geografinės visuomenės, kurios jisai buvo narys, jisai buvo išsiųstas į Braziliją, o tiksliau į joje esančius Amazonės atogrąžų miškus. Jie dengia nemažą dalį Brazilijos, kaip žinia. Ir, jo užduotis buvo atlikti ne vieną ekspediciją, kurių dėka jisai sukūrė žemėlapius, galima sakyti, kartografavo, ar kaip tą pavadinti jo veiklą, ar ne? Ir jisai tokiu būdu jisai ne vieną svarbę teritoriją sugebėjo užfiksuoti ir, sakykime, kartografuoti, ar ne, tose džiunglėse, ar ne, sugebėjo sukurti žemėlapius, kurių iki tol nebuvo. Ir, tik priminsiu, žmonės, tokios ekspedicijos nėra tiesiog nuotykiai, ar ne, kurie yra atvaizduojami, sakykime, per kažkokiose dokumentikose, kurias tikiu, kad jūs žiūrit. Tai nėra tiesiog nuotykiai, kuriuos galbūt galim pasiskaityti knygose ar pamatyti filmuose. Šios ekspedicijos yra be galo pavojingos. Tai tikrai ne vien tik nuotykiai, joms reikia būti pasirengus, ta prasme išties. Ir reikalinga brautis, įsivaizduokit, per džiunglės, kartais
nueinami atstumai yra labai maži dėl to vešlumo, sakykime, džiunglių. Per visas tas tropinės sąlygas atsiranda didžiulis nuovargis, ligos, tai žmogus turi pastoviai saugotis nuo laukinių gyvūnų, įvairių vabzdžių, sakykime, ar ne, vengti traumų, ligų, tų pačių, vengti net ir kai kurių vietinių genčių, čiabuvių genčių, kurios gali būti, nusiteikusios labai priešingai, ta prasme, prieš tuos tyrinėtojus ar ne džiunglėse. Tai tos džiunglės yra visiškai nežinomos, tarkim tau, įsivaizduokit, juose pasiklyst yra labai lengva. Tai čia vos ne vienas iš pagrindinių dalykų, gal net ir yra gerai orientuotis ir nepasiklysti, kas dažnai įvyksta. Ir jeigu pasiklysti, tai turi nepanikuoti. Tai, atsidurtume tokiose džiunglėse, tai nėra romantiška vieta. Jose yra visiškai tamsu naktį, o diena yra absoliučiai karšta ir praktiškai nepakenčiama, ar ne, dėl vabzdžių ir visokiausio plauko garsų, ar ne, tose džiunglėse. Ir jeigu sutiksi, kaip ir minėjau, kokią nors gentį, gali pradėti melstis, kad vos ne iškart melstis ir maldaut, kad jie būtų draugiški, ar ne, ir pasiruošę priimti tavo dovanas. Ir taip, primenu, dovanas, nes tos gentis bent jau tais laikais, ta prasme, Amazonės džiunglėse, jos mėgsta įvairius dalykus. Mėgdavo iš tų ekspeditorių, ar ne, iš įvairiausių tyrinėtojų. Tai neretai ekspedicijas tyrinėtojai su savimi pasimdavo nemažai dovanų, kurias duodavo būtent tom gentim, kad jos palydėtų galbūt ar draugiškai pasitiktų. Jeigu tų dovanų neturėdavai, gentis žiūrėdavai tai kaip, blogą gestą ir kartais net ir nužudydavo žmogų, nemeluosiu. Ta prasme, išties tai yra pavojingas dalykas. Net ir draugiškos gentis galėdavo pasielgti itin nedraugiškai, jeigu tiesiog pamirždavai su savim pasiimtų dovanų, ar ne, monetų neturėdavai kokiu nors ar kokiu brangakmeniu ar kažko, kas gali patikti būtent tom gentim, ar ne. Tai taip, atrodo tas pavojus, ar ne, kuris kyla būtent tose džiunglėse ir panašiai, Fawceto neišgąsdino. Jisai, tęsė įvairias ekspedicijas ir jisai savo darbą atliko gerai. Ir jisai neretai po ekspedicijų girdavosi kitiems savo kolegoms, sakykime, ar ne, kad jisai matė įvairiausius gyvūnus, fantastinius gyvūnus, kurie dar nėra atrasti. Nors kai kurie mano, kad galbūt jis tiesiog juos sumaišė su kitais šiuo metu egzistuojančiais gyvūnais ir galbūt jisai savo pasakojimuose juos šiek tiek galbūt iškreipdavo, padidindavo, nes jisai vienu momentu, kaip pavyzdys, Fawcetas, jisai nurodė, kad jisai nušovė milžinišką anakondą, kurios, dydis, ilgis siekia beveik 20 metrų. Tai, čia išties jau fantastinis gyvūnas. Ta prasme, anakondos gali būti didelės išties, bet aš dabar žiūriu į rekordinio dydžio anakondas ir jos tikrai nėra 20 metrų ilgio. Jos gali būti didelės, bet, ne 20 metrų. Tai tikėtina, kad galbūt jisai išties sutiko galbūt didelę anakondą, bet galbūt jisai, perdėjo pasakodamas apie jos dydį. Tai taip, kai kurie iš jo tyčiodavosi, neretai pajuokdavo jo istorijas, galvodavo, kad jisai meluoja dėl sutiktų jo gyvūnų, bet tikėtina, kad jisai nemeluodavo, jisai tiesiog taip perpasakodavo juos. Jisai išties matydavo tikrus gyvūnus, ne fantastinius, tiesiog, juos galbūt sumaišydavo kaip nors savo pasakojimų metu. Jisai išties galbūt Fawcetas mėgdavo pasigirti neretai. Tai taip. Dabar ką irgi galbūt svarbu žinoti apie Fawcetą yra tai, kad jis savo ekspedicijų tų metu turėjo kažkokią keistą metodiką, net nežinau kaip tą pavadinti, kabutėse, ar ne. Kuomet jisai išvykdavo į ekspediciją savo, jisai su savimi neždavosi labai mažai atsargų. Jo principas būdavo, kad jisai nešasi su savim tik tiek, kiek galėjo pats panešti. Ir čia yra blogas dalykas, nes vėlgi ruoštis ekspedicijom čia yra vos nesvarbiausias dalykas, ar ne? Įsivaizduokit, jūs būsit džiunglėse, kurių niekas niekada nebuvo apėjęs, ta prasme, tų teritorijų, ar ne? Ir jūsų užduotis yra tas teritorijas ištyrinėti ir paruošti žemėlapį. Čia yra be proto sudėtinga ir tos ekspedicijos trunka savaitės, net mėnesius kartais, ar ne? Tai įsivaizduokit praleisti tokį laikotarpį tose džiunglėse. Aišku, būsi ne vienas, tikėtina, būsi su daugybė nusamdytų galbūt gidų ir panašiai, bet tai yra ir pavojinga ir kadangi tu nešiesi labai mažai, sakykime, atsargų, tai gali, paprasčiausiai numirti iš bado, ta prasme, ir iš nuovargio. Ta prasme, tas nuovargis gali neleisti jau tau pajudėti ir paprasčiausiai mirsi iš bado, nes tu prastai pasiruošiai ekspedicijai. Tai yra be galo negailestingas dalykas. Tos džiunglės gali atrodyti gražiai iš tolo, bet jos yra be galo pavojingos. Ir tą žino visi vietiniai ir tas yra žinoma iki šiol. Berods mes net ir šioje radio stotyje turėjom ne vieną istoriją apie džiunglėse dingusius žmonės, ar ne? Ir taip,
tai yra negailestingas dalykas, ta prasme, gamta nei vieno iš mūsų tikrai nebandys išgelbėti, jeigu mes pakliūsim į bėdą. Tai taip, žmonės, tą turėkite omeny, jeigu kad nors keliausit į Braziliją ar į kokią nors kitokią egzotinę tropinę vietą, ar ne, jeigu norėsit aplankyti Amazonės džiunglės ir panašiai. Tai tiesiog būkite atsargus, tą pasakysiu. Tai kągi, tęsiant toliau, Fawcettas save taip apribodavo džiunglėse, jisai, ta prasme, neždavosi tik tiek, kiek galėdavo panešti, ta prasme, jisai ant gyvulių beveik nedėdavo atsargų, tik retais atvejais jisai pasimdavo atsargas tiek, kiek gali panešti. Jisai taip darydavo tam, kad jisai bandytų išgyventi per sutiktas gentis. Ką jisai darydavo, tai jisai vos nepriversdavo save susibendrauti su vietiniais čiabuviais, kuriuos jisai sutikdavo ekspedicijų metu. Ir kaip ir minėjau, ne visi tie čiabuviai yra geranoriški, ar ne, net jeigu ir duosi jiem dovanų, jie galbūt nebus tokie paperkami, ar ne, ir gali net atimti gyvybę tau, ar ne, tose džiunglėse, ir tai vėlgi negailestinga aplinka, tu nepaduosi to žmogaus į teismą, neišsikviesi policijos, ar ne, čia tiesiog netokia aplinka tenais. Ir kągi, Fawcettas vos neišsikeldavo savo tokį iššūkį, kad jisai privalo išgyventi tose džiunglėse, pasitelkiant tik tai, ką jisai gali panešti, ir savo socialinius sugebėjimus pasikalbėti su vietiniais čiabuviais. Tai atrodo, jam pasisekdavo, jam pavykdavo susibendrauti su vietiniais ir jie jam padėdavo išlikti. Jeigu jo atsargos pasibaigdavo, jisai susibendraudavo ekspedicijų metu su kokiais nors čiabuviais, juos rasdavo, sakykime, tose džiunglėse ir jisai duodavo kokių nors dovanų jiem ir panašiai, ir atrodo, jam pavykdavo užmegzti tokius kaip ir kontaktus su jais ir kartu ir save išgelbėti savotiškai nuo tokio milžiniško pavojaus. Tai taip, nepaisant tokio kaip ir Fawcetto pavojingo elgesio, jo ekspedicijos buvo sėkmingos. Išties neįtikėtina, ne? Ir tų ekspedicijų metu jisai staiga pradėjo kurti savas hipotezės, teorijas, nežinau kaip tą pavadinti. Jisai jas pradėjo kurti išgirdęs, kad Amazonės džiunglėse ne vienas vietinis čiabuvis ir apskritai kiti žmonės, jo kolegos, neretai kalba apie dingusius miestus. Net ne vieną miestą, o daugybę miestų, ar ne? Ir tai nebuvo kažkokia pirmą kartą girdėta legenda, jau realiai jau nuo pat ta prasme, šių vietovių kolonizavimo, kolonizacijos pradžios, galima sakyti, ar ne, buvo sklido įvairūs gandai, legendos apie įvairiausius aukso miestus, ar ne, kaip pavyzdys Eldorado, ar ne, jau berods turėjome laidą apie Eldorado, tai čia nebuvo pirmas kartas, kada jis girdėjo apie tokius miestus, bet jį pradėjo dominti miestai, kurie niekada nebuvo apskritai net galbūt girdėti arba aprašyti šaltiniuose, ar ne, jisai pradėjo kurti tokias kaip ir savas mintis, idėjas, kad galbūt yra koks nors miestas, tikrai slaptas miestas, apie kurį niekas dar kol kas net nepagalvojo. Ir atrodo, jam pavyko sukurti tokią kaip ir idėją savo apie galimai džiunglėse esantį seniai paliktą miestą, bei jį sukūrusią neatrastą dar civilizaciją. Ir jisai šį miestą pavadino Z, taip vadinkim. Ir Fawcettas manė, kad šis neatrastas miestas galėjo tūnoti kažkur Mato Groso valstijoje, tai valstija centrinėje Brazilijos federacinėje respublikoje, tai centrinėje dalyje būtent Brazilijos. Tai čia tiem, kam iš vis nepatinka žiūrėti žemėlapius, tai tiesiog pasakysiu, kad tai yra praktiškai visiškas Pietų Amerikos žemyno vidurys, centras, ne, realiai, kur yra ta valstija, ne. Tai bent jau kaip įsivaizdavo Fawcettas, tai jisai manė, kad šitas miestas iš tiesų egzistuoja, jisai rėmėsi tiesiog gandais iš pat pradžių ir tomis girdėtomis istorijomis iš vietinių čiabuvių, kad kažkur tose džiunglėse, ar ne, kurios dar nėra iki galo ištyrinėtos, egzistuoja kažkoks paliktas tiesiog miestas. Tas miestas galimai turėjo savo kultūrą, savo kalbą, turėjo daugybę turtų įvairiausių ir panašiai. Ir matot, kaip gali tai užburti toks dalykas, tyrinėtoja, ar ne, esanti Brazilijoje, ar ne, anglų tyrinėtoja, būtent toje vietovėje esanti. Tai, aišku, jisai labai susidomėjo to miestu, bet jam prieš išvykstant ir galutinai nusprendžiant suorganizuoti ekspediciją, susiekiu surasti šitą Z miestą, jam reikėjo daugiau įrodymų. Ir atrodo, netrukus jisai rado keletą svarbių dalykų, keletą radinių, kurie jį privertė tikėti šio Z miesto egzistavimu. Tai taip, Fawcettas rado 2 paslaptingus radinius. Vieną iš kurių jūs galite
pamatyti taip pat. Net ir jūs galite aplankyti tą radinį ir rasti, kur, jums reikia apsilankyti nacionalinėje Brazilijos bibliotekoje, kuri randasi Rio de Žaneire. Tai taip, tie, kas nežino, tai ši nacionalinė Brazilijos biblioteka yra viena iš didžiausių bibliotekų pasaulyje, berods top 10, jinai yra, bijau dabar suklyst kelinta, tiesiog nesakysiu, bet žinau, kad top 10, joje yra, tiesiog net žodžio prasme milijonai įvairiausių istorinių šaltinių ir, išties milžiniška biblioteka ir joje kadaise lankėsi pats Fawcettas ir joje jisai rado, vieną dokumentą, jį pastumėjusi tikėti Z miesto to vadinamojo egzistavimo. Tai dabar šis dokumentas, jisai vadinosi rankraštis 512 arba rankraštis numeris 512. Kas tai per rankraštis? Jame yra aprašoma, net nemoku to paaiškinti, tiesiog neįtikėtina istorija, nors ir dalis šio dokumentų jau yra iširusi ir neišskaitoma, jo visa apimtimi tikriausiai niekada nepavyks jau daugiau išskaityti, bet, tas rankraštis yra, pateikiamas toks kaip liudijimas, ar laiškas, ar kažkas panašaus ir jame yra apibūdinama neįtikėtina istorija. Tai, aš dabar ją taip apibendrinsiu, labai trumpai paaiškinsiu, kas joje aprašoma. Tai tame rankraštyje rašoma, kad apskritai yra pasakoma apie portugalų tyrinėtojus, jų vardai nėra nurodomi, ta prasme, rankraštyje, išskyrus berods vieno iš tyrinėtojų vardas yra nurodomas kaip Joao Antonijo berods. Ir nurodoma rankraštyje, kad dar 1753 metais, ar ne 18 amžiaus viduryje, šie portugalų tyrinėtojai, naršydami Amazonės džiunglės, vienu momentu užsilipo į aukštesnę kalnuotą tokią kaip ir vietą, bent jau jie taip paprašo, jie nenurodo jokių koordinačių tikslių, ir jie, užlipo į tą kalnuotą vietą tiesiog apsižvalgyti apylinkės, ar ne, ir jie iš tolo, ta prasme, kažkur į tolį žvelgiant, pamatė kažką panašaus į gyvenvietę. Ta gyvenvietė, atrodo, radosi visai netoli pakrantės Brazilijos, bent jau kaip jie bando tą paaiškinti. Ir priėję prie tos gyvenvietės, jie pastebėjo, kad, ji yra visiškai apleista ir labai seniai apleista. Tuo tarpu įėjimas į šią gyvenvietę, o tiksliau jau į šį miestą, sakykime, kabutėse, nes ten buvo ištisas miestas, kaip jie aprašo, jie pastebėjo, kad jis yra labai neįprastas tas įėjimas. Tai net ne įėjimas, tai buvo vartai. Ir tie vartai priminė architektūrą, tam tikros civilizacijos, sakykime, architektūrą. Tai priminė romėnų triumfo arkas, bent jau kaip aprašo portugalų tie tyrinėtojai, ar ne? Ir čia yra keista, tokių dalykų čia negali būti, ar ne? Brazilijoje romėnų triumfo arkos Brazilijoje tiesiog negali būti, ar ne? Nesuvokiama. Negi graikai ar romėnai galėjo čia gyventi kažkurio momentu ir sukurti atskirą civilizaciją, atitolusią nuo Europos per visą Atlanto vandenyną, ar ne? Tu prasme, kaip tai įmanoma. Bet, skaitant toliau tą rankraštį, iškyla dar įdomesnių dalykų, ar ne? Tai vėlgi, tie patys portugalų keliautojai, tyrinėtojai, sakykime, ar ne, pastebėjo, kad ant šių vartų buvo išgraviruoti kažkokie hieroglifai, atleiskit už kirčiavimą. Jie jų negalėjo suprasti, tai buvo jiem nežinoma apskritai kalba, jie buvo kažkokie neaiškūs simboliai. Ir berods jie tuos simbolius pasižymėjo ir kai kuriuos iš jų persibraižė. Ir vėlgi čia yra mūsų šio vakaro, kaip ir mislė, mūsų šio vakaro laidos mislė, tai galit patikrinti, kaip tai atrodo ir taip, ten yra nuskenuotas tas rankraštis, jį galit irgi rasti viešai ir išties tai yra neįtikėtina, ar ne? Tai tęsiant toliau, kas yra aprašoma rankraštyje, tai patys keliautojai, aišku, jie užėjo į miestą, jisai visiškai apleistas, kaip ir minėjau, visiškai tuščias, jie jame rado pusnuogio žmogaus statulą, kažkokio žmogaus, jie nežinojo, ar čia yra dievybė ar kas, ir jie rado daugiau keistų rašmenų ir simbolių, kurių jie negalėjo nustatyti, negalėjo suprasti, kažkokie hieroglifai. Dabar toliau mieste, tą miestą, sakykime, apleistą miestą jiems nagrinėjant, jie rado ir obeliskų. Tai net nežinau, kaip tai atrodo obeliskas, tai toks kaip adata vos nestatinys, ar ne? Jisai graikų, romėnų, egiptiečių, sakykime, statinys, galima sakyti, ar ne, architektūroje dažnai pastebėtas statinys. Ir jie kartu rado keletą namų ir kitokių statinių. Tai čia yra išties keista architektūra. Neturėtų būti atrasta tokia architektūra ir tokie statiniai Brazilijos džiunglėse, ar ne, nesuprantama. Ir berods jie net rado auksinę monetą, tiksliau, ir toje auksinėje monetoje, atrodo, buvo įspaudas toks kaip ir padarytas, ir joje matėsi toks kaip berniukas berods atsiklaupęs ant
ant vienos pusės, berods su lanku ir strėle, ir berods ir su karūna, liktais taip yra nurodoma. Tai išties keista, net neaišku, niekas nėra matę gaila tos monetos ir kas yra blogai galbūt, kad jie nepersipiešia tos monetos, nes, žinot, ant popieriaus yra galima, su pieštuku galima ganėtinai lengvai perpiešti monetą, tai man yra keista, kad jie nepanaudojo to. Dažnai daug kas sako, kad čia galbūt dėl to jie taip padarė, kad tai galbūt gali būti klastotė sena, bet aš nežinau. Vėlgi, ką toliau rankraštis aprašo, tai kad netoliese to miesto tekėjo upė. Ir jie joje rado daug aukso. Kaip dažnai būdavo, kad upė atneša auksą. Išties Brazilijos tose džiunglėse, aš jau berods ir buvau minėjęs, tai Eldorado istorijos, Eldorado laidoje, kad neretai upės atneždavo, sakykime, kažkiek aukso ir būdavo įmanoma net ir savotiškai vos nesužvejoti, išfiltruotą auksą ar ne iš upių. Tai atrodo, toje tekančioje upėje jie rado labai daug aukso ir jie nesuprato, tiesiog paprasčiausiai šitie portugalų tyrinėtojai jie nesuprato, kodėl miestas buvo apleistas. Jisai buvo geroje, atrodo, vietoje, ir turtingas, atrodo, miestas ir jis buvo apleistas. Ir taip iškyla šiaip klausimas tada, čia šiek tiek nukrypus, kodėl tiek daug miestų to laikmečio, atrodo, čiabuvių miestų būna randami apleisti. Ir čia yra moderni mįslė, galima sakyti, niekas 100% nežino. Šiuo metu bent jau, kaip yra manoma, taip oficialiai tariant, tai kad kai kurios civilizacijos tiesiog pasitraukdavo nuo iš šių miestų dėl klimato pokyčių, tokių greitų, skubių, sakykime, netikėtų klimato pokyčių. Čia taip yra manytina, ar ne? Tai bet vėlgi, tuo ir pasibaigė, sakykime, ta keistoji, sakykime, istorija šio rankraščio ir vėlgi, kas yra autorius šio rankraščio, niekas nežino. Jisai iki šiol nėra identifikuotas, kaip žinia, ir klausimas iškyla, ar tai yra klastotė. Bent jau bibliotekos administracija, sakykime, mano, kad tai, kas yra aprašyta rankraštyje, galimai yra tikra, kad tai neturėtų būti klastotė. Vėlgi, būtų galbūt keista tais laikais daryti tokio pobūdžio klastotės, tai nėra neįmanoma, aišku, bet Išties galbūt šiam kartui tiesiog, kadangi čia yra šeštadienio laida, įsivaizduokim, kad tai, kas yra aprašyta ten, yra tikra. Ar ne, vėlgi mes kalbam apie įvairiausias sąmokslo teorijas. Tai galbūt rankraštis numeris 512 aprašo absoliučiai tikrus dalykus apie kažkokį keistą miestą vidury kažkur Brazilijos džiunglių, ar ne, kuris turi nemažai turtų ir yra apleistas. Tai jeigu tai, kas yra aprašyta tame rankraštyje, yra iš tiesų tiesa, sakykime, tai labai daug ką pakeičia, galbūt, sakykime, iš istorinės pusės, iš archeologinės pusės, ar ne, nes tai leidžia tokia kaip sudaryti išvadą, kad galbūt kažkokia graikų romėnų civilizacija galimai kažkurio momentu gyveno Pietų Amerikoje, ar ne, ir tam tikros idėjos jau sklinda ir gandai, ar ne, kad galbūt kažkas panašaus galėjo egzistuoti. Kaip pavyzdys yra, Brazilijos šiaurės rytuose buvo rasti tokie kaip ir paslaptingi vadinamieji Ingos akmenys. Nežinau, ar esat girdėję. Tie tokie akmenys, jie yra paslaptingi tuo, kad ant jų yra keisti rašmenys išgraviruoti ir iki šiol niekas nežino, ką jie reiškia, tie simboliai. Ir tie simboliai vaizduoja įvairius, kaip pavyzdys, vaisius, gyvūnus, žmones, žvaigždynus, ar ne, ir panašiai, bet jų neįmanoma iššifruoti. Ir realiai niekas nežino, kas galėjo juos ta prasme išgraviruoti, kas galėjo juos palikti. Yra manoma, kad galbūt kažkokia sena civilizacija ar gentis, bet yra keista, nes jokios kitos gentis nenaudojo tokių rašmenų. Tai kas tai galėjo padaryti? Tai atrodo šis rankraštis yra kaip ir savotiškas irgi toks papildomas šaltinis, kad galbūt Pietų Amerikos žemyne egzistavo kažkokios neatrastos civilizacijos, neatrastos gal gentis ar kažkas panašaus, kurios irgi turėjo savo kalbą, savus rašmenis ir dar kol kas nebuvo atrastos 100%, ar ne? Tai taip, dabar turime sugrįžti prie Fawcett istorijos, ar ne? Tai jisai ypač susidomėjo šiuo rankraščiu, ar ne, ir jame aprašoma ta istorija. Jis ją, žinoma, tikėjo, bet vėlgi, graikų romėnų civilizacija Amazonės džiunglėse, kaip tai įmanoma, ar ne? Ir
Fawcett reikėjo atsakymo ir jisai jį gavo visai netrukus iš vieno draugo vardu Seras Henry Ryder Haggard. Tai mes jį vadinsim Henriu ir Henris Fawcettui padovanojo tokią kaip ir statulėlę. Kaip žinia, Henris jisai šią statulėlę prieš tai įgijo ar įsigijo Brazilijoje. Tiksliai nėra aišku, iš kur jisai gavo tą statulėlę, bet taip, jisai ją padovanojo Fawcettui. Ir šios statulėlės mes faktiškai neturime. Aš kaip ir minėjau, du dalykai Fawcettą privertė tikėti Z miesto egzistavimu. Tai vienas iš dalykų yra pasiekiamas mums, tai yra būtent tas rankraštis numeris 512. Tuo tarpu šitas antrasis dalykas, būtent šita statulėlė, yra mums nepasiekiama. Tai taip, tikėtina taip yra todėl, kad šią statulėlę Fawcettas su savimi kartu pasiėmė į paskutinėje savo ekspediciją. Ir taip, jinai galimai ir dingo kartu su juo. Tai nepaisant to aš turiu jums neblogą žinią. Mes turime šios statulėlės tokį kaip ir brėžinį ir jis yra išties įdomus. Ar ne? Tai, šiame, bent jau iš to brėžinio, aš kaip supratau, tai tikiuosi jisai nėra klastoti ar ne, bet jame yra atvaizduojamas toks kaip žmogus, laikantis kažkokią lentelę, ant kurios yra kažkas parašyta nežinoma kalba. Dabar jeigu čia yra tikras brėžinys ar ne, to, ką Fawcettas kadaise laikė rankoje ar ne, tikros statulėlės brėžinys, tai Fawcettas, jisai buvo įsitikinęs, kad ši statulėlė atkeliavo iš būtent legendinio Z miesto. Jisai perdavė berods šią statulėlę ekspertams, kurie, vėlgi tie patys ekspertai, kurie neretai pašaipiai žvelgdavo į Fawcetto idėjas, ir šie ekspertai nurodė, kad jie iš tiesų nežino, ar čia gali būti klastotė. tą Fawcettas interpretavo kaip savotišką tokį kaip ir patvirtinimą, kad jisai savo rankoje laiko galimai kažką realaus, ar ne, kad šita statulėlė tikrai atkeliavo iš Z miesto. Tai kągi, Fawcettas nusprendė padaryti kai ką įdomaus. Jisai nusprendė pasikreipti į mediumę dėl šios statulėlės, nežinau, kabutėse autentiškumo. Ir čia gan keista, galbūt iš mano pusės, bet taip atrodo, Fawcettas šiek tiek galbūt tikėjo okultizmu, ar ne, šiuo atveju, čia gal irgi įdomi charakterio savybė, ar ne, jisai kažkiek atrodo vis tiek tikėjo tomis, nežinau, ezoterinėmis tiesomis, sakykim, kabutėse, bet taip, kągi, ką nurodė jam mediumė. Tai ši mediumė, sakykim, Fawcettui davė neįtikėtiną atsakymą, sakykim. Tai jinai nurodė, kad palietus šią statulėlę jinai pamatė, žemyną tarp Afrikos ir Pietų Amerikos, kuriame egzistavo pažengusi civilizacija ir kurią ištiko kadaise stichinė nelaimė. Ir žmonės, ar tai jums neskamba kaip kažkur girdėta istorija? Išties, tai ir buvo Fawcetto atsakymas, tas pats atsakymas, apie kurį aš kalbėjau, kad Fawcettas ieškojo, jisai bandė išsiaiškinti, kaip graikų romėnų civilizacija galėjo atsirasti Amazonės džiunglėse, ar ne? Ar kažkas panašaus į graikų romėnų civilizaciją. Tai tas žemynas, apie kurį pasakojo mediumė tarp Pietų Amerikos ir Afrikos, yra ne kas kita, o Atlantida, galimai. O Z miestas yra iš Atlantidos išsigelbėjusių, sakykim, kabutėse atlantidiečių iš naujo sukurta civilizacija, ar ne? Galbūt palikimas Atlantidos, ar ne? Fawcettas prie to paties girdėjo ir kitokių gandų. Jisai girdėjo, kad šiame legendinėme, sakykim, dingusiame ar prarastame mieste taip pat yra ir piramidė, galima ją rasti, ne? Ir yra namai be langų ir iš miesto sklinda keista šviesa, kabutėse, kuri gazdindavo vietinės čiabuvių gentis. Tai taip, niekas šitų dalykų iki galo negali patvirtinti, tai tik, galima sakyti, idėjos ir mediumės žodžiai, žinot, todėl, Fawcettas grįžęs į Angliją buvo, vėlgi išjuoktas, ar ne, kuomet jisai bandė įrodinėti, kad Z iš tiesų egzistuoja šis miestas. Ekspertai tuo tarpu mane, kad ši teorija, Fawcetto teorija, neturi jokio pagrindo, bet Fawcettas buvo įsitikinęs, kad to meto tyrinėtojai buvo labiau susiorientavę į tokias kaip, sakykim, kabutėse saugias ekspedicijas, o ne tikrus tyrinėjimus, su siekiu atrasti kažką naujo ir protų nesuvokiamo, pakeičiančio apskritai mūsų istoriją. Išties, ar Fawcettas teisus šiuo atveju, palieku šį klausimą jum, žinot, pagalvot. Tai taip, Fawcettas po viso šito nusprendė suorganizuoti ekspediciją, ieškant Z miesto. Jisai jau nusprendė, kad jisai turi egzistuoti, jisai turi pakankamą įrodymų kiekį jam, ar ne, mediumės žodį, nes čia aš kažko juokauju, bet taip, jisai iškart negalėjo to padaryti, nes prasidėjo
Pirmasis pasaulinis karas ir jisai privalėjo grįžti į savo gimtąją Angliją. Jisai grįžęs tarnavo kariuomenėje ir nepaisant jo amžiaus, jam buvo tuo metu berods beveik 50 metų, jisai sugebėjo pasiekti nemažai karinių pasiekimų. Ir po tarnybos jisai gavo daug apdovanojimų bei garbės medalių berods. Po karo jisai vėl sugrįžo į Braziliją ir galiausiai 1920 metų rudenį jisai suorganizavo pirmąją ekspediciją su siekiu rasti tą mitinį, legendinį Z miestą. Vėlgi, dabar jau turėsiu užbaigti šią pirmąją laidos dalį, nes jau tikrai per ilgai tęsiasi ši laidos dalis, atleiskit už užimtumą tokį, bet tikiuosi, kad yra įdomu jums, jeigu ką parašykit ir kągi, plius minus 20 minučių geros muzikos ir tada sugrįšim į antrąją laidos dalį, kurioje papasakosiu apie pačias ekspedicijas, kurių bus dvi, sakykime, Fawcett'o, kurių metu jisai ieškojo legendinio Z miesto ir galų gale apie jo paskutinėje tą antrąją ekspediciją, kurios metu jisai dingo kartu su savo bendražygiais, apie kuriuos irgi papasakosiu šiek tiek, kas jie tokie buvo. Ir aišku, iškelsim šiokias tokias teorijas, kas galėjo jam atsitikti. Tai taip, tikiuosi, kad patinka, tikiuosi, kad įdomu, pasilikit kol kas su Sol FM ir kągi, muzika. Iki.